Rudenį pasipylus grybams, miškus šukuoja ne vien paprasti žmonės, bet ir gamtosaugos ekspertai. Tiesa, jie ieško nesveikų, o sukirmijusių grybų, kuriuose gyvena retas ir visoje Europoje saugomas vabalas. Įmantraus vardo savininkas – Mannerheimo grybinukas. Iš turimos patirties mėgsta tikrinius baravykus, mėgsta raudonikius ir lepšes. Bent jau Lietuvoje kol kas tik tai šiuose grybuose jie yra rasti. Gyvena grybe, labai gerai matosi jų išėjimo landas. Atrodo kaip nedideli kurmiarausiai, nes jie išgraužia grybą, viduje išgraužia takus, o tas perteklinis grybo dalis išstumia į išorę ir susidaro toks, kaip sakau, kaip kurmiarausis. Jisai tuose takuose medžioja visokių grybinių uodukų lervas. Tai dėl to mums reikia senų grybų, kad jau būtų ten pakirmijęs. Ir va tokiuose grybuose didesnė tikimybė rasti tą grybinuką. Ką mes dabar ir darom, ieškom. O va tokius neteisingus grybus į maišą. Patikrinus daugelio grybų kepurėles ir prisipildžius maišui, galiausiai nusišypsojo sėkmė. Dėmesio. Yra. Štai jisai lenda ir bėga į krūmus. Grybinukas Mannerheimo lepšėje. Daugiausia radviečių yra būtent Labanoro regioniniam parke, bet pradėjo ieškoti Aukštaitijos nacionaliniam parke. Ekologai irgi jau pasipylė visą seriją naujų radviečių. Bet visa tai yra faktiškai rytų, šiaurės rytų Lietuva. Lietuva dabar neblogai atrodo Europos kontekste, pagal tai, kiek mes randam šitą. Mannerheimo grybinukas saugomas ne vien dėl jo paties, bet yra tartum kitų rūšių ambasadorius. Saugodami jį, kartu saugome visą vietinę ekosistemą. Kad, jeigu randamas Mannerheimo grybinukas su tais subtiliais poreikiais, tai kad ta buveinė atitinka ir kitų panašius subtilius poreikius turinčių rūšių interesus. Ta prasme, saugodami tą grybinuką, jo buveinę saugom ir kitas jautrias rūšis. Gamtos mylėtojai, norėdami stiprinti miškų apsaugą, turėtų padėti gamtininkams ieškoti šio reto vabaliuko, o tai galima daryti tiesiog grybaujant. Radus tokias Mannerheimo grybinuko gyvenamas vietas, toms miško buveinėms jas išskiriame žemėlapiuose, įtraukiame į saugomų rūšių informacinę sistemą ir formuluojam tam plotui, tiems medynams apsaugos tikslus. Kas reiškia, jog tos buveinės įgauna didesnę teisinę apsaugą ir saugo nuo galimo miško ar to medyno iškirtimo. Integruotą į projektą Naturalit iš dalies finansuoja ES LIFE programa.